Sveiki, kad raštu nerašinėti instrukcijų, aš parodysiu vizualiai, kaip reikėtų, šiuo atveju pakeisti peruką. Kadangi galva nėra plika, o yra nuskusti jau buvę gamykliniai plaukučiai, tai labai gerai, nes perukas laikosi puikiai. Jis tiesiog užsikabino už tos smulkius plaukelius buvusius ir laikosi labai gerai. Jeigu jisai būtų visiškai lygus, tai ir perukas iš esmės galėtų vaikščioti. Tai va, kadangi tai yra džiugu. Tiesiog parodysiu, kaip reikėtų paprasčiau ir lengviau keisti arba užmauti peruką. Laikau su viena ranka galinę dalį, iš esmės galbūt užspaudžiu netgi tas virvutės, o didįjį pirštą dedu ant kaktos. Nelaikykite už ausų, nes kai pradėsite spausti, mauti peruką, nežinau, su kokia jėga galit mauti, iš esmės, kad gali ir nutrūkti, iš esmės, jeigu jau labai stipriai trauksit, bet todėl ir patariu laikyti geriau už kaktos. Jeigu rankos, nežinau, rebalotos arba prakaituoja, užsidėkite servetėlę, galite užsidėti pirštinės. Aš su pirštinėm dirbu. Tai va, peruką išverčiu ir dedu galo peruko centrą, šiek tiek žemiau, galime sakyti, prie centro iš galinės pusės, bet ne prie linijos, ne prie plaukų linijos, o šiek tiek žemiau, nes perukas yra ilgesnis. Tai pridedu centrą peruko galo ir galinės lėlės dalies su pirštinė ranka, kur vienu pirštu prispaudžiu, kad laikytųsi, ir gražiai užmaunu. Čia svarbiausia, nelaikykite už ausų, nes ir dabar, kai norisi iš tikrųjų, kai traukiat tą peruką, jisai traukiasi sunkiai, kadangi, kaip minėjau, tie plaukučiai, jie neleidžia tiek stipriai judėti tam perukui laisvai. Dėl to reikia, jeigu norite šiek tiek jį pastumti, jau tiesiog reikia arba rankiniu būdu, bet netampkite, šitaip, kaip būna dažniausiai norisi už ausų patraukti. Ne, traukit, laikykit lėlę tvirtai už galvos ir tiesiog tą peruką iš visų pusių paspauskit žemyn. Nes taip jisai paprastai, atrodo, gerai, iš tikrųjų labai gerai laikosi. Ir viskas, norėsite aukščiau uždėti, tai dėkite galą dar žemiau, tai jau tokiu būdu užsimausite peruką. Tai kad nedaryti kelių video, aš prie to pačio gal parodysiu ir akių perjungimo mechanizmą, kadangi šitos lėlės, nežinau, ar žinote ar nežinote, šitos lėlės turi keturis akių padėtis, 2 iš priekio ir iš kairės ir iš dešinės. Perjungimas vyksta 2 virvučių pagalba. Viena virvutė, kuri randasi iš skylutės, išeina, keičia akių padėtį. Kita virvutė, kur išeina iš kvadratinės angos, uždaro ir atidaro vokus, akies vokus. Tai va, perjungti reikėtų su ta virvutė, kuri eina iš mažosios skylutės. Ir traukimas turėtų vykti ne į apačią, o perpendikuliariai lėlės galvai. Tai yra į galą. Aišku, nelaikykite 2, tik vieną už vienos tempkit, su kita atidarote. Vėl perjungiat. Aš taip pirštų prilaikau galvą visą laiką, nes nepaleisti laisvai galvos, nes jūs tikrai tas perjungimas, jisai su tokiu su pasipriešinimu galbūt vyksta, nes standžiai tikrai viskas vyksta. Tai kad galvos nenulaužtumėt, nenulaužu, tiesiog jinai fiziškai trauksis į galą. Tai aš prilaikau tą galą ir tiesiog jungiu į galą, vokus pakeliu. Vėl į galą, vokus pakeliu. Va, šita lėlė, kaip ir visos mano lėlės, turi mano kurtą know-how. Tai yra viena akių pora yra keičiama. Ką reiškia keičiama? Komplekte jūs gaunate 2 papildomas akių poras, kurias galėsite pasikeisti. Komplekte pridedu akių linzių nuėmėją, su juo galėsite ištraukti, aš gal su juo parodysiu, gal geriau, kaip jisai veikia. Uždėti akis galite tiesiog rankiniu būdu, nebijokit, neįkris šitas magnetas, šita akių linzė niekur neįkris, nes akių šitas tarpai yra labai siauresni, o akies visas šitas mechanizmas yra storesnis. Tai tikrai niekur nedings, o kadangi magnetai yra pritaikomi labai, specialiai ilgai taikiau tos magnetus, tai tikrai jie irgi niekur nepabėgs, jie tiesiog prisijungs.
Va. Ištraukti šitas magnetinės akis galite arba su tokiom gumytėm, aš irgi pridėsiu, čia kanceliarinė tokia guma, arba, kaip aš minėjau, su linzės mechanizmu tokiu. Jį reikia paspausti, pridėti prie akies ir traukti. Va, taip veikia. Paspaudžiat, atsitraukia. Reikės jums pasibandyti, galite ant lėlės, galite šalia pasibandyti, jeigu pergyvenat, kad nepavyks, kaip paimti geriau. Tai va, nieko bijoti čia nereikia, pasitraukiat pirštukų, jeigu ten toliau. Gerai galite keitaliuoti, pasisukti, jeigu norisi raštą pakeisti akies į kitą pusę ir taip toliau. Tai va taip galima. Nebijokite perjunginėti akių padėtį su šitais magnetais, drąsiai galima. Joms tikrai niekas neatsitiks, jie niekur į vidų neiškris. Tik aišku, kaip sakyti, jeigu lėlė nukris, bet šitie akių čipai, magnetiniai akių luitai bus viduj, aišku, yra tikimybė, kad jie iškris, jeigu kris lėlė. Tai mano patarimas, kai saugot lėlę, nelaikyti būtent šitų magnetinių akių lėlės viduje. Tai yra ne priekinėje padėtyje, o kur nors kitur. Nu, tarkim, įdėjote magnetinės akis, pažaidėt, paeksperimentavot, perjungėt į kitą padėtį, bet magnetinės akis liko viduj ir jūs paliekat tą lėlę. Jeigu jinai netyčia nukris nuo tokių dūžių, nedidelių dūžių, tikrai iškristi gali. Aišku, aš stengiausi pritaikyti magnetus, kad jie neiškristų, bet man reikėjo pritaikyti taip, kad jie ir lengvai nusiimtų. Tai dėl to būtent santykis magnetų yra toks, kad jeigu jo labai stipriai jinai įsidauž, tikrai tie magnetai gali iškristi. Tai mano patarimas, kai jūs jau tiesiog saugot lėlę, nelaikyti šitų magnetinių akių ten viduje. Priekinėje dalyje tikrai jūs galite laikyti, jeigu iškris, tai jie iškris į išorę. Bet viduje jau nebepalikinėkite tų magnetinių akių. Bet jos judinti, tikrai drebinti tą lėlę galite, tikrai jie niekur neiškris, nes jau specialiai taikiau tą mechanizmą, bandžiau atitaikyti visas magnetinės funkcijas taip, kad būtų ir laikytųsi gerai ir neiškristų. Tai va, tokį turėsite know-how.